Sveiki, šiandien plauksime gilyn į Filipinų salas, grožėsimės povandeniniu pasauliu, ragausime įdomaus tradicinio maisto. Vaikščiosime nuostabiais paplūdimiais, o svarbiausia, stengsimės, kad mūsų neprarytų bangininiai rykliai. Taip gerai išgirdot, kelionė bus ne tik rami, skani, poilsinė, tačiau ir pilna adrenalino. Kviečiu paspausti like ir plaukiam. Kadangi jau vėlyva popietė, sėdu į keltą ir keletą valandų plaukiu į naują salą. Sikior sala buvo nuostabi, daug skanaus ir įdomaus maisto, lankytinų gamtos objektų. Keltų plaukiu į didelę Cebu salą, kurioje laukia nauji potyriai. Tai štai atrodo verslo klasės laivo bilietas, už kurį mokėjau 7 eurus. Pigesnis kainuoja 5 ir sėdi ekonomijai klasėje, bet čia kondicionuojama ir tyliau. Oslo miestelis, esantis pietinėje Cebu dalyje, tapo pasauliniu traukos centru dėl galimybės plaukti su bangininiais rykliais. Šie didingi padarai gali užaugti iki 12 metrų ilgio. Tikiuosi, kad yra taikus, nes už keletos minučių planuoju plaukioti greta jų. Bangininiai rykliai minta planktonu, todėl neturėtų kelti pavojų žmonėms. 2011 metais žvejam dėl įdomumo pamėčius į vandenį žuvelių, kuomet buvo atplaukę bangininiai rykliai, šių nuostabai rykliai čia grįžo. Nuo tos dienos šie 12 metrų ilgio rykliai reguliariai atplaukia prie Oslo krantų, kur vietos žvejai juos ir toliau maitina žuvelėmis. Nors ši veikla pritraukia daug lankytojų, kyla ir tam tikrų aplinkosauginių rūpesčių. Kritikai teigia, kad nuolatinis bangininių ryklių maitinimas gali pakeisti jų natūralius migracijos įpročius ir elgseną. Gali tiesiog iš čia nebeišplaukti ar ateityje nebemokėti susirasti maisto natūralioje aplinkoje. Vaikštinėju tą keliu, einu link Kavasan krioklio. Labai graži gamta, čiurlena žydra upė, planuoju išsimaudyti. Norėdamas pasiekti krioklius, turiu nueiti maždaug 1,5 kilometro ilgio taką nuo pagrindinio kelio. Takas veda per tankes džiunglės, suteikdamas galimybę pamatyti vietinę augmeniją bei paukščius. Paragausiu kukurūzą. Vienas kukurūzas 1 euras. Virtas, manau, bus su druska, gal dar kokią padažėlę užpils. Mėginam kukurūzą, atrodo neblogai, kaip netikras netgi atrodo. Žiauriai karštas. Bet skanus. Su prieskoniukais, margarinų pateptas. Kavasan kriokliai išsiskiria neįtikėtinai švariu ir skaidriu vandeniu, kuris dėl mineralų įgauna intensyvų turkio melinumą. Tai vienas labiausiai fotografuojamų Filipinų krioklių dėl įspūdingo vandens spalvos kontrasto su džiunglių žaluma. Kavasan kriokliai sudaryti iš kelių skirtingų aukščio kaskadų. Pagrindinis, žemiausias krioklys yra apie 40 metrų aukščio. Nuo jo aukščiau yra dar 2 mažesnės kaskados, kurios sudaro natūralius baseinus. Kavasan siūlo kanjoning pramogą, kuri apima kopimą kriokliais, šokinėjimą į vandenį, nardymą ir plaukimą uolėtais tarpekliais. Ši veikla pritraukia adrenalino mėgėjus, o maršrutas paprastai prasideda aukščiau kalnuose, kur grupės leidžiasi upę žemyn link pagrindinio krioklio. Jeigu norėtumėte panašiose pramogose sudalyvauti ir jūs, užsikraukite tinklapį kanjoningas.lt ir prisijungti prie lietuvaičių adrenalino mėgėjų. Lambuk paplūdimys, na išties gražus, labai šviesaus smėlio, jūra rami, žydra, tačiau daug žmonių. Vietiniai irgi taip pat mėgsta atvykti, maudytis, gerai leisti laiką. Matau, kad ir išsinuomoja šias pavėsinės, kur yra stalai, kėdės, atsiveža savo maistą, valgo ryžius su mėsyte, geria lengvuosius gėrimus.
Iš ties, nors ir ne savaitgalis, bet žmonių gausu. Kas labai įdomu, vietiniai filipiniečiai labai mėgsta dainuoti karaoke. Kartais atsiveža savo įrangą, kartais nuomojasi palapinėse, tai tiesiog sėdi ir ratukų vienas po kito dainuoja. Nesvarbu ar gražiai ar negražiai, bet tiesiog taip matau žmonės atsipalaiduoja ir tikrai mėgsta dainuoti taip. Filipinuose yra daugiau nei 36 000 kilometrų pakrantės linijos, o daugybė jos ruožų sudaro paplūdimiai. Ši pakrantė yra viena ilgiausių pasaulyje, todėl Filipinai gali pasigirti didžiulę paplūdimių įvairovę. Dėl daugiau nei 7000 salų ir jų unikalios geografinės padėties, Filipinai turi neįtikėtiną skaičių tiek didelių, tiek mažų paplūdimių, pradedant gerai žinomais balto smėlio ruožais, tokiais kaip Borakai, ir baigiant mažais lankomais nuošaliais paplūdimiais. Beje, ne visos salos yra apgyvendintos, gyventojų galima sutikti tik 2000 salų. Kadangi miestelėje nėra paplūdimio, tai prie Malbolo yra baltasis paplūdimys. Šiuo metu atoslūgis, bet vis tiek vandens daug, jūra žydra, graži, daugybė vietinių. Na, vienintelis paplūdimys šiame regione. Vietiniai pavaišina jūro ežių. Labai draugiški. Bandau. Sako, reikia neliesti lūpomis, nes kitaip susipadysi. Bandau. Na, įpylė šiek tiek acto, šiek tiek čili. Neblogas, not bad, thank you. How is it? Yummy, Juokauja, kad skonis kaip snarglio susitrina. Segunda with lemon. Kiek vaikštau paplūdimiu, nuolatos žmonės pasikviečia pas save prie stalą, nori pavaišinti, klausia, iš kur atvykęs. Labai visi draugiški, svetingi. Filipinų žvejų kaimeliai dažniausiai yra įsikūrę šalia pakrančių, lagūnų ar upių. Žvejyba šiuose kaimeliuose dažnai yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Daugelį žvejų kaimelių naudojamos tradicinės žvejybos technikos. Žvejai naudoja bankas, medinius motorinius ar irklinius laivelius, kurie yra pritaikyti plaukioti tarp salų ir pakrantės vandenyse. Nors kai kurie žvejai naudojasi šiuolaikiniais žvejybos metodais, daugelį kaimelių vis dar išlaikytos senovinės žvejybos tradicijos. Filipinų žvejų kaimeliai dažnai yra glaudžiai susiję su bendruomeninė kultūra. Žmonės bendradarbiauja ne tik žvejyboje, bet ir kasdieniuose reikaluose. Pavyzdžiui, statydami valtis, tvarkydami tinklus ir apdirbdami žuvį. Šiuose bendruomenėse žvejyba nėra tik darbas, tai gyvenimo būdas, kuris perduodamas iš kartos į kartą. Žvejyba yra neatsiejama vietinės ekonomikos dalis. Sužvejotos žuvis ir kiti jūros produktai, tokie kaip vėžiagyviai ir jūros dumbliai, tiekiami tiek vietinėms rinkoms, tiek eksportui. Mažesniuose kaimeliuose žmonės parduoda savo laimikį vietiniuose turgeliuose arba tiesiai iš laivų, o didesniuose regionuose žvejai prekiauja su didesniais prekeiviais, kurie eksportuoja žuvį į miestus ar užsienį. Filipinų žvejų kaimeliai dažnai susiduria su gamtos iššūkiais, tokiamis kaip taifūnai, audros ir klimato kaita. Audros ir stiprūs vėjai gali nusiaubti kaimus, sunaikinti žvejų laivus ir padaryti didžiulę žalą jų pragyvenimo šaltiniams. Be to, žuvies ištekliai mažėja dėl pergaudimo, taršos ar klimato kaitos poveikio. Vietiniai džiovina jūrų agurkus. Na, štai iš jūros prisirinko. Čia keletą dienų, sako, paguli pas mus. Susidžiovina jas. Po to verda ir valgo.
Atrodo, tai žinot kaip kas. Turbūt garsiai nesakysiu. Bet visokiausių rūšių jūro agurkų. Ir spigliuoti, ir pailgi, ir aptakus. Na, iš ties įspūdinga, kaip žmonės išnaudoja jūrą ir jos gėrybės. Filipinuose jūro agurkai yra laikomi delikatesu. Jie gali būti patiekiami švieži, džiovinti arba fermentuoti. Jūro agurkai Filipinuose yra svarbi eksporto prekė. Jie džiovinami ir eksportuojami daugiausiai į Kiniją, Japoniją, Pietų Korėją ir kitus Azijos regionus, kur yra didelė jų paklausa. Filipinuose ir kitose Azijos šalise jūro agurkai naudojami tradicinėje medicinoje. Manoma, kad jie turi gydomųjų savybių, ypač sveikatai stiprinti, imunitetui palaikyti, bei sąnarių ir odos būklės gerinimui. Nedidelė vietinė kavinukė, kur kepa skanų grilį, tai paragausiu mažai kalmarą ir didįjį ant iešmelio. Kainos iš tikrųjų neblogos, mažas kalmaras apie 6-7 eurus, o iešmas didžiojo kalmaro kainuoja 2,50 €. Tai sėsim čia nais, bandysim. Mano vakarienė grilinasi mažasis kalmaras, o ant šašlyko suvirti didžiojo kalmaro gabaliukai. Pirmą bandau didįjį kalmarą. Labai skaniai atrodo. Labai kaušna. Bet geras, mėsingas. Na dabar bandome mažą kalmariuką. Šis yra įdarytas svogūnų laiškais. Visgi labai paprasta, bet manau bus gerai. Labai gerai tinka. Nereikia nei pašalinių prieskonių kažkokių. Druska, pipirai ir svogūnų laiškai. Labai minkštas, skanus, susikremta gerai. Šalia žvejų kaimelio yra vieta, kur galima panardyti. Šioje vietoje žvejoti draudžiama, todėl šalia esančio žvejų kaimelio gyventojai laikosi kiek atokiau. Neriame kartu pasigrožėti jūrų gyvūnyje. Visą laiką nekantrauju ir jaučiu šiurpuliukus prieš nerdamas gilyn į jūros gelmes. Filipinuose nardymas yra tiesiog nuostabus. Šalis yra viena iš populiariausių nardymo vietų pasaulyje, nes joje gausu įvairialypių povandeninių ekosistemų ir gyvybingų koralinių rifų. Filipinai priklauso koralų trikampiui, kuriame yra neįtikėtina jūrų biologinė įvairovė, nuo spalvingų koralų iki retų žuvų rūšių. Tačiau, kaip bebūtų gaila, kaip ir kitos gražiausios pasaulio vietos, taip ir Filipinų koralinis rifas nyksta. Padidėjusi vandenynų temperatūra sukelia koralų balimą, kai koralai praranda simbiozinius dumblius, kurie suteikia jiems spalvą ir maistą. Ilgalaikis balimas dažnai lemia koralų mirtį. Rūgštėjantis vandenynas dėl padidėjusio CO2 kiekio silpina koralų struktūrą, todėl jie tampa pažeidžiamesni. Naudojamas dinamitas ir cianidas žuvims gaudyti pažeidžia koralus. Nors šie metodai draudžiami, jie vis dar naudojami kai kuriuose Filipinų dalyse. Per intensyvi žvejyba išbalansuoja ekosistemą, sunaikina rifų aplinkoje gyvenančių rūšių populiacijas. Didelis plastiko atliekų kiekis patekęs į jūrą uždusina koralus ir jūrų gyvūniją. Rifai veikia kaip natūralūs barjerai nuo audrų ir bangų, o jų nykimas didina potvinių ir erozijos riziką. Taigi po truputį naikindami savo aplinką, stipriai kenkiame ir savo. Žemė tai mūsų visų bendri namai ir gamta yra pagrindas, kuris palaiko ne tik žmogaus, bet ir visos gyvybės egzistavimą. Gamta sudaryta iš
iš sudėtingų ekosistemų, kur visos gyvybės formos yra tarpusavyje susijusios. Miškai sugeria didžiulius kiekius anglies dvideginio, padedami kovoti su klimato kaita. Vandenynai reguliuoja planetos temperatūrą, saugo anglies dioksidą ir yra svarbi gyvybės dalis. Gamta nyksta dėl žmogaus veiklos, miškų kirtimo, taršos, klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo. Jei neteksime gamtos, neteksime ir gyvybės pagrindo. Nebelik švaraus oro, vandens, maisto šaltinių ir ekosistemų, kurios mus palaiko. Gamta yra ne tik svarbi, bet ir gyvybiškai būtina, tad saugokime ją ir grožėkime jos nuostabiais kūriniais. Esu Molbol paviršinio nardymo ir giluminio nardymo miestelėje. Šiame miestelėje nėra gražaus paplūdimio, bet visi atvyksta pasižiūrėti jūroje gyvenančios faunos. Na, išties įspūdingi sardinių būriai, vėžliai ir jeigu pasiseks įvairiausios barakudos ar dar kitokie gyvūnai. Čia abie nardžiau kūnėje. Na, gatvelės labai siauras, iš tikrųjų labai sunku praeiti. Bet visas miestelis gyvena vien nardymu. Gatvelės neišvaizdžios, bet yra labai gerų restoranėlių. Neblogų viešbutukų, kainos išties visur geras. Galima ir pigiai pavalgyti, ir pigiai apsistoti, ir pigiai pasivažinėti su triračiu tuktuku. Planuoju nuvažiuoti į kitą paplūdimį, kuris yra šiek tiek tolėliau. Gražus White Beach. Dabar reikia papusryčiauti. Surasiu gal kokios skanios kiaušinienės. Pavyzdžiui, galiu palyginti nardymo kainas. Galapagose kainuodavo jau, sakysim, brangus apie 150–200 dolerių dviejų nerimų, o čia kainuoja tik tai 40–50 dolerių. 4–5 kartus pigiau negu Galapagose. Ir, sakysim, bendros kainos perpus pigiau negu Lietuvoje. Pabandysiu šoninukės paskrudintas. Atrodo nebloga, sultinga. Tikrai labai puikus ir prieskoniai. Šie pusryčiai kainuoja apie 6 eurus.
Siargao sala yra viena gražiausių Filipinuose, garsėjanti savo natūralia gamta, balto smėlio paplūdimiais ir krištolo skaidrumo vandeniu. Siargao turi jaukią ir ramybę spinduliuojančią atmosferą. Čia gausu mažų kavinukių, restoranų su vietiniais patiekalais, taip pat šviežiomis jūrų gėrybėmis. Turizmas vystosi, bet sala vis dar išlaiko autentiškumą ir draugiškumą. Siargao yra puikus pasirinkimas tiek aktyvaus poilsio mėgėjams, tiek tiems, kurie nori ramiai atsipalaiduoti tropikų rojuje. Pabandysiu ir aš prisijaukinti šią salą. Atvykau į Siargao salą. Na, sala nedidukė, pabūsiu 11 dienų. Pasivažinėsiu motoroleriu, panardysiu, pasižiūrėsiu gražiausių paplūdimių. Išvažiavau šį rytą pasivažinėti motoroleriu, aptikau vaikinuką, kuris kepa paršelį, nereikės ateiti. Kokias 6 valandas jis suks šį iešmą, šiaip tai labai karšta, net laukia ir sukti tą iešmą. Be galo, čia tikrai pragaras, bet ateisiu paragauti turbūt. Prižiūriu savo kepamą paršelį. Na, atrodo jau neblogai, įgavęs gražią spalvą, bus traški odelė. Vaikštinėjau po didžiausią Siargao parduotuvę. Na, štai taip atrodo, nemažai stelažų. Iš ties kainos neblogas, pigiau negu Lietuvoje, bet akis užkliuvo už vieno dalyko. Štai už šio maišelio. Gliutomatas. Galima paskaninti visus patiekalus ir bus labai labai skanu. Na, turbūt reikės priglausti šį mažylį, tai būsiu Lietuvoje ir šeimoje pas geriausias kulinaras. Visą rytą kepė, suko ir pietus jau kapoja. Neparagausiu. Turėtų būti labai skaniai šviežia. Ragaujam kiaulienos, kurią kepė ant laužo apie 5-6 valandas. Traški plutelė. Pati kauliena labai minkšta. Plutelė traški, bet šiaip aštroka. Visiškai kitokie prieskoniai kepto paršelio, negu kai valgiau kitoje saloje. Atvažiavau prie dar vieno krioklio ir kad jį pasiekti, reikia eiti štai tokių kabančių ir judančių tiltų. Tai iš tikrųjų vietovė labai graži, žalia ir vėsu, nes medžiai sudaro šešėlį. Eime. Cebu saloje atradau dar vieną 100 metrų aukščio gražuolį – Mantajupan krioklį. Tai vienas aukščiausių ir įspūdingiausių krioklių Cebu saloje. Krioklį supa vešlūs atogražų miškai ir sodrios žalios augmenijos plotai, kurie suteikia vietai ramybės ir gamtos harmonijos pojūtį. Beje, Cebu saloje apsilankė atradėjas Ferdinandas Magellanas. Tai buvo pirmasis Europos tyrinėtojas, kuris 1521 metais atrado Filipinų salas. Magellanas su vietiniais valdovais užmezgė draugiškus santykius, tačiau vėliau žuvo kovodamas su vietiniu vadovu Lapu Lapu Maktano mūšyje, kuris įvyko prie Cebu saloje esančioje Maktano saloje. Ačiū, kad kartu leidote laiką su manimi Filipinų salose. Tikiuosi buvo įdomu. Lauksiu paspaustos prenumeratos, like ir sakau iki kitos savaitės.